Labadiena, čia kalba Šaltakraujų radijo vedėjas Varliukas Rykis. Šiandien jums papasaksime kelis faktus iš knygos Selemono Paltanavičiaus Šaltakraujai. Pradedam. Ko tu čia lakstai pro mano studiją? Aš darau reportažą. Aš nepadarysiu. Gerai. Pradedam. Pirmas gyvūnas yra silkė. Mes valgome dažniau nei kitas žuvis, bet kad ir ko klaustume, visi atsakys, kad jos gyvena ir yra gaudomos tik Atlantijoj ir Šiaurės jūrose. Apie Baltijos jūros silkės žino retai. Kitas gyvūnas, kitas europinė medvarlė. Dabar. Daugumos varliagyvių pasaulis apibrėžiamas 2 parametrais – vanduo ir sausuma, tačiau medvarlės praplečia savo pasaulio ribas ir, kaip rodo jų vardas, persikelia į medžius, krūmus, ant žolinių augalų. Žinoma, jos puikiai jaučiasi ir ant žemės, o neršia ir vystosi vandenyje. Pabaiga.